Prie populiariausio laukiamajame instrumento šįkart sėdi nedidukė ir labai tyli mergaitė. Aš esu Kotryna, esu iš Alytaus rajono, man 11 metų ir aš labai mėgstu dainuoti. Kotryna iš Daugų, gražaus miestelio prie ežero. Į nieką jo nekeistų, net ir į Angliją, kurioje gimė. Mano tėtis ten anksčiau dirbo ir mama ten anksčiau dirbo, o paskui grįžome į Lietuvą. O kai grįžo į Lietuvą, Kotryna dar visai mažutė pradėjo dainuoti. Man labai patinka dainuoti ir jeigu nustočiau, tai nebūtų prasmės. Tačiau bėgant laikui atsirado dar viena priežastis, kodėl Kotryna negali liautis dainavusi. Nuo 3 metukų mokino vienas toks mokytojas ir jisai susirgo vėžiu ir aš tiesiog nenoriu nustoti. Dėl mokytojo? Bet gal ir dėl savęs? Tu labai mėgai tą mokytoją, ar ne? Mokytojas Antanas labai tikėjo savo mokinę, todėl šiandien Kotryna dainuos, galvodama apie jį. Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Kotryna. Koks jūsų talentas? Dainuosiu. O ką dainuosit? All I Want. Klausom. All I want is nothing more to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you say your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you love me, why did you leave me? Kotryna, žinai, kodėl aš paspaudžiau X-ą? Tu pataikai, tačiau tu neturi laiko šičia būti. Tam, kad tu galėtum paleisti visą tą muziką, kuri yra tavyje, kuri gyvena tavo sieloje, tu turi bėgti mokytis. Praeis šiek tiek laiko ir mes galbūt vėl susitiksime. Aš neabejoju, kad mane irgi išmes iš šitos kėdės. Bet kažkas tai kitas, tada tau tikrai duos taip. O kad tu dainuot moki, tai yra faktas. Tiesiog mes čia turime daug dėdžių ir tėtų, kurie daro įspūdingus dalykus ir man atrodo, kad tau reikia dar šiek tiek pasimokyti. Tikrai tavo balsas yra angeliškas ir tu turi visas galimybės dar patobulėti. 3 metų nepatenki į kitą etapą, bet ačiū tau, kad buvai su mumis. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū.